Top Sport! Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tavo verslui reikia erdvės. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. When I'm gonna start to press and strike throw bombs, usually people don't understand who they're dealing with. Words don't mean nothing to me. Pirmas žvilgsnis į akis buvo įdomus, aplinkui tamsu, tokia šviesa iš viršaus. Nemeluosiu, šiek tiek jauduliuko buvo, bet tas geras jaudulys, kad supranti, kad šventė artėja. Technically very superior, but you don't like bar fights. So I think I have the edge in that. My advantage is I have the reach advantage. I think I have more power than Sergey does. There's more to gain for me, and there's more to lose for him. Stebėjau dvi kovos jo, jisai tokį baro kovą parodė ten, kur krito jisai ir jo priešininkas visgi jisai laimėjo. Take that risk. Like if you look at the statistics, I'm the underdog obviously. Everybody's expecting Sergey to win. That could keep people from taking a fight, but I don't think you should think that way. You should take that risk. Like go all out. Mano stiliaus ženklas yra, kad būti gera rakštis supiniai. I'm not scared of him. Aš visada džiaugiuosi ir didžiuojas galimybę kovoti Lietuvoje prieš savo žmonės, savo žemėj. Kaunas! Kovokime kartu. Būkime vieningi. Išvien. This is your mistake. I'm a kid from the street. I had many brawl fights. Many different dirty fights. Kovos svorio kategorija iki 95 kg. Dar kartą pristatau kovotojus. Mėlynasis kampas, fighting for blue corner. Jam 30 metų, jo ūgis 1,96 cm. From Nigeria and the Netherlands. On his UTMA debut from City Otong, Amsterdam and GZ Fight Management, Jimmy Levinas. Raudonasis kampas, red corner. Jam 37, jo ūgis 1,89 cm. UTMA ringe viena pergalė ir nė vieno pralaimėjimo. Iš Sparta Fight Gym, Sergey Maslobojev. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutės. Jai teisėjauja the referee of the fight, Edward Strykert. Ir ar Sergejus Maslobojevas kovotų Vilniuje, Kaune, Pabradėje ir Šiauliuose, visur jis turės tą palaikymą. Tai yra Lietuvos kovinio sporto žvaigždė, tai yra mylimas kovotojas visoje Lietuvoje ir Kaune. Čia be abejo tų ovacijų taip pat beprotiškai daug. Pabradėje variantas. Įdomu. Manau, būtų. Tik nežinau, ar ten arena kažkaip. Tai va tame ir įdomumas, taip pasakėjai, nes susimačiau, kad tikrai toks egzotiškas dalykas. O dabar duodamas startas šiai paskutinį vakaro kovai. Sergejus Maslobojevas prieš Jimmy Levinijų Somanį. Du itin aukšto lygio kickboksininkai. Abu jie išbandė save aukščiausiame lygyje. Maslobojevas ten ir skynęs pergalės. Jis pats kalba apie tai, kad nori susigrąžinti ir Glory organizacijos čempiono diržą. Iš karto matome, kad Jimmy Levinijus labai naudoja savo priekinę koją išlaikyti atstumą. Bando pakirsti Maslobojevui priekinę koją jis. Tiesa, Sergejus pataikė vieną po alkūnę. Pakišo. Tikslus smūgį, dabar ir Sergejaus tikslus atsakymas rankomis.
Ir ieško korpuso Sergejus Maslobojevas, dirba lygiais. Artima distancija, Maslobojevas bando spausti varžovą ringo virvių link. Artima distancija be abejo palankesnė Sergejui. Matėme Jimmy Levinijus debiute Glory, kad jo rankos gana plevėsuoja, kai jis jas laiko prie galvos. Gali praleisti smūgį ypatingai šoninių ir apatinių. Aš manau, kad to ir ieško dabar Sergejus. Sergejus svarbiausia dabar tinkama distancija. Išlaikyti ir 95 kg svorio kategorija. Įsibėgėti darbuotis kojomis. Priešininkui. Ir kaip tikras olandas, Jimmy Levinijus savo kombinacijas mėto labai netradiciškai. Taip, matome atakas prasidedančias kojomis, užbaigiant ranką. Dabar irgi 2 smūgiai koja. Ranka ir čia pasileido Jimmy Levinijus. Knockdownas tikrai nebus skaičiuojamas, tęsiama kova toliau. Maslobojevas ieško galimybių surengti ataką. Ir čia geras galėjimas. Sergejus Maslobojevas spaudžia varžovą. Galimybė siųsti į knockdowną. Vienas tikrai pralindo geras. Levinijus atsako. Nesutriko Jimmy Levinijus. Jau atrodė, kad Kuvalda perlauš kovą, tačiau gali sulaužyti jis dabar varžovą. Pralindo apatinis šoninis tiksliai į 10-uką. Sieras spaudžia varžovą prie ringo virvių. Maslobojevas daužo Kuvalda rankomis savo oponentą. Kažkaip sugeba į klinčą įvelti Sergejų Jimmy Levinijus. Išvengia to didžiausio pavojaus, ar ne? Bet smūgių stiprių buvo, ar smūgių tikslių. Dabar vienas iš jų galinį. Iš karto pradeda ataką Sergejus ir neatsitraukia nei per žingsnį vėl. Pramušinėja varžovo gynybą lietuvis. Sergejus sakė, aš pažaisiu, pašoksiu, bet jokių čia žaidimų ir šokio aš nematau šiandien. Įdomiausia, kad nematome veiksmą per du aukštus. Įdomiausia, kad tiesiog Sergejus atakuoja viršų, tačiau į korpusą, kuris būna atsidengęs ringo kampe, kuomet jau jame būna priešininkas, nenaudoja. 10 sekundžių lieka pirmajame raunde. Levinijus akis jau tokios, sakyčiau, sutrikusios buvo viename kadre. Pirmą raundą jis atstovė, tačiau Maslobojevo smūgiai buvo galingi, Maslobojevo smūgiai buvo stiprus ir laukiame antrojo raundo. Tikrai labai techniška kova, dėl to mes ir matome, nebereikalo čia yra 2 Glory kovojantis ar kovotojai, ar ne? O į Sergejus Maslobojevo kampą jau atžygiavo Raimondas Krilavičius po savosios kovos, atrodo pailsėję, šypsena veide. Tikrai smagiai buvo jo ir Dominiko kova. Kvapą gniaužiančią akistatą stebime dabar. Paskutinioji vakaro kova. Sergejus Maslobojevas geriausias Lietuvos kickboksininkas šiai dienai prieš Jimmy Levinijus Omanį. Šipailas patarimai prieš antrojo raundo pradžią Sergejui Maslobojevui. Kas veikia, kas nelabai, kaip galbūt būtų galima pakreipti kovą dar palankesnė linkme savo. Antrasis raundas prasideda. Daug smūgių į galvą. Pirmajame raunde atliko Maslobojevas, dabar į priekinę koją. Ar dažniausiai tos pirmosios sekundės raundo būna tai, ką pasiima iš trenerių tarp raundų kovotojai. Ką pasiima iš jų patarimų. Nusimušnėja gražiai varžovo kojas Maslobojevas ir mažina distanciją, artėdamas kojomis prie jo. Kol kas Jimmy Levinijus tiesų smūgiai veikia geriau nei šoniniai. Laiko, šiek tiek distanciją džabais Jimmy Levinijus. Čia middle kickas, kurie lieka Maslobojevas ir metas į priekį. Slysta, čia Sergejus Maslobojevas. Ir pralindo 2 smūgiai, jau praranda koncentraciją Levinijus, tęsia ataką Maslobojevas. Atrodo, kad plaukia Levinijus. Plaukia žemynų per Jimmy Levinijus. Stovi, vis dar stovi. Šonas ilgai nestovi. Tos virvės. Linkėjami, kurie sakė, kad Sergejus Maslobojevo jau negali nokautuoti. Sergejus Maslobojevas yra žvėris. Viskas. Šio vakaro žvaigždė. Tai yra nokautas antrajame raunde. Mėgaukite, šlovinkite ir dievinkite, kol dar turime šį kovotoją kovojantį.
ir vis dar sunkiai atsigauna Jimmy Levinijus. Mes matome, kad kampe jis dar nėra atgavęs pilnai sąmonės. Kokie smūgiai jau atrodė po pirmų dviejų, kad praranda koncentraciją Levinijus. Čia, pažiūrėkite į Akytės. Akytės plaukia ir tai mato Sergejus Maslobojevas. Vienas, antras ir bam! Kaip sakiau, tos virvės dirbo viršvalandžius, kad išlaikyti Jimmy Levinijus ant kojų. Koks geras yra Sergejus Maslobojevas ir kokia vakaro pabaiga, vyrai. Šiandien nokautų, nokdaunų buvo įvalės ir desertas. Ta praškė kaip ant tavo spurgos, man tai. Skaniai buvo, ar ne, Tautvydai? Labai skaniai, aš suvalgiau su pasimėgavimu panašiai, kaip Sergejus suvalgė savo į varžovą. Kuvalda grįžo. Nežinau, kiek kartų Kuvalda buvo pradingęs, esame kalbėję su pačiu Sergejumi apie tai, pats buvo pripažinęs, kad vienu metu tikrai Kuvaldos nebuvo. Šiandien, wow. Tai yra jėga, ką mes pamatėme ir ką pademonstravo Sergejus. Na, veškite visus jos čia, visus jos Maslobojevas. Ir na, čia tikrai buvo aukšto lygio varžovas. Mes matėme technišką Jimmy Levinijaus pirmąjį raundą. Pagarba jam, bet Sergejus Maslobojevas tiesiog yra... Netrukus Ignas Grinevičius paskelbs šios kovos laimėtoją, kuris, na, akivaizdu, yra Sergejus Maslobojevas pergalė nokautų, pergalė nokautavus varžovą. Įspūdingas jo pasirodymas. 4-1 pagrindinėje vakaro dalyje. Iš spartiečių vienintelis pralaimėjimas yra Raimundo Krilavičiaus ir naujai užgimęs spartietis Arnoldas Misiūnas pridėjo dar vieną pergalę, kurios mes gal nesitikėjome duoti Spartai, ir ne? Henriko Vikšraičio pergalė, Arnoldo Misiūno pergalė, Vito Karos laimėjimas, Krilavičius pralaimėjo Dirkščiui, bet šiaip Sparta taip, Sparta pasirodė. Aplodismentais išleidimas Jimmy Levinijus. Jam teko sugerti daug smūgių šiandieną pirmajame raunde. Na, čia visi susirinkę dar laukia be abejo ir Sergejaus Maslobojevo žodžio. Bus tikrai įdomu išgirsti, ką galvoja apie balandį greičiausiai, ir ne, galime taip drąsiai sakyti. Apie balandžio mėnesį ir ten susirėmimą, galbūt su to pačiu Dominiku, net sunku įsivaizduoti. Ir dabar Ignas. Na ką, UTMA 11 atkeliavo į pabaigą. Dabar metas tik iškelti Sergejaus ranką. Noriu jį pakviesti į ringo vidurį. Pagrindinę vakaro kovą. Nokautų laimėjo. Winner of the main event by knockout. Raudonasis kampas, red corner. Sergej Maslobojev. Prisiminkite. Remember that. Kuvalda grįžo. Hebra, senuks dar gali. Tikiuosi, jums nebuvo nuobodu, kaip čia kai kurie sako. Hebra, mes dar pavarysim. Pas mus dideli planai ir visus iššūkius mes stengiamės priimti. Aš daug ką gyvenime atsisakau praktiškai viso savo gyvenimo malonumo. Visą savo širdį atiduodu šitam reikalui. Ir pas mane iš tikrųjų buvo po Glory diržą, aš buvau pametęs tikslą.
Pasakysiu taip iš tikrųjų atvirai širdies, kad aš buvau tiksliai duobėjai. Bet tikslas yra dabar kitas, naujas. Aš noriu padaryti legacy. Noriu, kad šitą vėliavą matytų visas pasaulis. Ir mes tai kartu padarysim. Ačiū, kad esate kartu. Myliu jūs. Ačiū, Sergejau. Ponios ir ponai, Sergej Maslobojev. Top Sport kazino. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.